Nu va, turim dar vieną pokalbį, turim dar vieną žmogų, kuris sutiko pasidalinti savo mintimis, savo patirtimis apie kalbėjimą, apie matomumą, kaip pradėti. Tikriausiai turės nemažai ir patarimų. Ir šiaip iš visų patirčių mes galime labai daug ko išmokti. Tai sveiki visi, kurie prisijungėt paklausyti arba pažiūrėti, nes šitas video formatu pokalbis bus ir Facebook platformoje pas mane profilyje, ir YouTube kanale, o audio formatu jisai bus įkeltas į mano tinklalaidę Spotify platformoje. Tai kaip kam patogu, audio, video. O šiandien svečiuose yra Galina. Galina yra numerologė ir sąmoningumo trenerė. Ir aš manau, kad jinai daugiau papasakos apie savo veiklas, nes net nebejoju, kad tokiuose veiklose, nu niekaip be matomumo ir be kalbėjimo. Sutinki, Galina? Labai sutinku. Tai tu papasakok daugiau, ką veiki ir kaip sekas. Tai sveiki visi, esu Galina. Tai vat mano pagrindinis įrankis yra numerologija. Aš nuo 2021 metų tom užsiemu. Man tas labai patinka, aš labai myliu skaičius, aš labai daug galiu pasakyti apie juos, per juos apie žmogų. Tarkim, jeigu ten žmogus irgi kažkokį skaičių dažnai mato, irgi vat, galiu ištransliuoti, kodėl per savo matomumą. Aš tikiu, kad kiekvienas specialistas į savaip gali žvelgti. Tai vat aš per save visą laiką, sakykime, pataikau ten, kur reikia. Sąmoningumo trenerė, kodėl čia toks yra apibendrinimas manęs, nes viską, ką aš darau, ir hipoterapija, ir ten su metaforiam, korteliam, terapijas, konsultacijas, ir ta pati numerologija, apyrankės sverių iš kristalo, tai yra apie augimą, apie mano visą laiką augimą. Ir kai žmogus ateina pas mane, aš visada esu suinteresuota jau augimu. Tai jeigu pas mane žmogus ateina ir sėdi, va, čia man blogai, čia nesiseka, aš sakysiu stop. Ne. Nebus taip, kad aš sėdėsiu, sakysiu, jo, visi blogai, tu geras. Ne. Aš nors kaip man bus nepatogu, kaip tam žmogui gal bus nepatogu, aš pasakysiu, kad davai išlipam iš tos aukos pozicijos ir pažiūrim, kodėl tai nutinka. Ką tu turi išmokti. Ir mano užduotis tokia, aš kaip skaitau, kad turėčiau žmonės pamokinti, kaip žiūrėti į tos iššūkius, į tos kažkokias negatyvias situacijas, kurios gyvenime nutinka, nes taip pagal viską nėra juodo balta, yra tiesiog situacijos, kurios mus augina. Tam tikrų laikotarpių tikrai mes galim augti per skausmą, per kažkokius negatyvius dalykus, bet ateina laikotarpis, kai jeigu einam į sąmoningumą, mes galim pasirinkti augti per meilę. Daug kas sakytų, o, augti per meilę neįmanoma. Aš kažkada lygiai taip pat sakiau. Bet tai yra tikrai įmanoma. Ką reiškia augti per meilę, tai tiesiog visada su pagarba sau visų pirma, pagarba kitiems. Jeigu kažkas nepatinka, gražiai brėžti ribas. Tiesiog, kad tas lengvumas būtų, nebijoti eiti ir sakyti žmonėm, ką tu galvoji. Tikriausiai tai ir yra irgi tas dalis augimo, kai tu išdrįsti pasakyti, jeigu tu ir nesutinki. Ir išdrįsti priimti tai, kad žmogui gali tas nepatikti ir tu gali būti nepatogus. Tačiau koks yra didžiulis apdovanojimas, kai tu išdrįsti būti toks, dažniausiai žmonės tave priima, nes jie tave gerbia, kadangi mato, kad ir tu save gerbi. Čia apie buvimą savim irgi man labai daug stipriai labai susijęs buvimas savim su kalbėjimu, nes, tikrai palengvina tą. Tu papasakok dabar, vat, kaip tu jautiesi kalbėdama, kaip tu atradai, nežinau, tą būdą save išreikšti, save parodyti, apie save papasakoti ir kaip sekėsi. Tai mano tokie vieši kalbėjimai gal prasidėjo nuo to, kad gimė dukrytė, tai čia prieš beveik 3 metus ir pradėjau eiti į moterų susitikimus, tos verslių moterų, ir ten visada reikėjo per minutę save pristatyti. Atrodo, tu tiek daug gali apie save pasakyti, bet ateina ta minutė, užtemsta protas, jaudulys, rankos dreba,
nežinai, ką pasakyti, nu, toks chaosas, nei susirinkti tų minčių, jeigu netgi reikėtų netgi skaitytas, balsas vis tiek drebantis būtų. Tai pradėjau aš gal nuo tokių žemiškesnių dalykų, e, kalbėjau su tais žmonėm, kurie jau yra patyrę, kurie jau nekartą kalbėjo. Tai vat jie irgi kalbėjo, kad reikia tiesiog irgi lipti iš komforto zonos. Tai aš stengiausi, lipau iš tos komforto zonos, kalbėjau, ėjau, bet jutau, kad vis tiek lieka drebulys, vis tiek lieka ta baime. Tai bent jau mano atveju pas manęs, mes vis tiek kai kurie žmonės turim tam tikrų traumų iš vaikystės, ten būna kažkoks vaikutis kažką pasakė ir jam sako, tylėk nesąmonės kalbi ir viskas, jis visam gyvenimui ištyla. Tai vat apie tai ir esu aš, apie tą tokį, nors aš vis tiek skaitau tai, ką aš darau, yra pakankamai žemiška, nors kažkas ten gali pagalvoti, kad čia išskridimas kažkoks. Tikrai žmonės, kurie nežino, kas tai yra, jie gali galvoti. Nes ką reiškia sąmoningumas? Sąmoningumas tai reiškia tiesiog sąmoningai stebėti save, stebėti savo veiksmus, savistabą. Tai aš supratau, kad mano atveju, mano kažkoks tiesiog yra vidinis įsitikinimas. Aš bijau suklysti. Aš bijau pasakyti nesąmonę. Aš bijau, kad aš pasakysiu ir iš manęs pradės visi juoktis. Nors taip nebus. Taip nebus, nes žmonės ne to susirinka. Ten ne vaikai susirinka, ne paaugliai, o žmonės, kurie ieško arba kažkokių paslaugų, arba žmonės, kurie ieško su kuo gal bendradarbiauti, suaugę žmonės. Bet vis tiek aš daug nagrinėjau ir supratau, kad iškilo mano ta baimė iš vaikystės, nes buvo darželė tokia situacija, mane auklėtoja labai išvarė į lėliukų grupę, aš grįžinėjau iš lėliukų grupės, iš manęs visi juokėsi, aš tokia jaučiausi pažeminta. Ir įsivaizduojat, tokios situacijos atrodo, nu jos kaip ir iš dalies gali būti nereikšmingos, auklėtojams ypatingai, ką čia juokėsi, koks skirtumas čia, aš net nežinau, už ką ant manęs tada supyko, bet mane tas dalykas lydi ir tikrai reikėjo ir hipnoterapiją darytis ir labiau su savim pasikalbėti, kai iškyla ta baimė, kad stop, viskas gerai, aš net privalau to daryti, bet aš noriu tai daryti. Ir dėl to, kad aš noriu būti matoma, dėl to, kad aš noriu būti girdima, aš visada ir lipu iš tos komforto zonos. Ir galiu pasakyti, kad per tuos 3 metus tikrai yra lengviau. Tikrai yra ženkliai lengviau, nes čia buvau prieš 2 savaitės. Irgi tokiam eksprontiniam susitikime, jis gan šviežias, norėjau palaikyti savo klubietę. Ir žiūriu, kad aš atsistojau kalbėti, aš žmonių beveik nepažįstu, bet aš jaučiuosi užtvirtinta, komfortiška, tačiau tas mažas virpuliukas viduje vis tiek liko. Nes tai yra vis tiek kelionė, nėra taip, tu pradedi su savim dirbti ir tu iškart nušvytęs, tu viską žinai, turi visus atsakymus. Vis tiek tam tikros traumas, jom reikia laiko. Būna kartais užsisluoksniuota, pavyzdžiui, ta situacija mano darželėje, paskui kokią nors situaciją su tėčiu, tėtis mane irgi labai smūgdė, aš neleido išsireikšti, kalbėti, paskui dar mokykloje mane mokytojas smūgdė. Ir eina tie sluoksniai ir juos po truputį reikia visus nuimti. Nes būna žmonės, kai kurias situacijas vis prisimena, buvo taip ir taip ir taip, bet koks skirtumas. Sako, koks skirtumas, bet beveik kiekvieną dieną apie tą situaciją galvoja. Tai aš rekomenduoju su tą situaciją pradirbti. Pagal mane, aš visą laiką per hipnoterapiją tai pradirbu, kaip aš tai darau, tai tiesiog, tu užsimerki, tai nėra hipnozė, per meditatyvinę būseną mes grįžtam į tą situaciją, nors kaip yra baisu, ir mes ją tiesiog pakeičiam arba suprantam, kokia yra dovana, kodėl taip nutiko. Mano pavyzdžiui, kodėl taip nutiko, kad daug gyvenimo situacijų, kai mane smūgdė. Nes šiaip pagal mano skaičius, aš esu labai jautri ir esu linkusi į aukos poziciją. Tai aš turiu išmokti mylėti save, nepaisant visko. O kitas momentas, aš turiu būti matoma ir kalbėti. Tai irgi šitas dalykas mane mokina nepasiduoti ir vis tiek eiti, kalbėti. Ir dar pastebėjau, kad visi iššūkiai, kurie mums ateina, jie yra tam, kad mes juos įveiktume ir paskui dalintumėmės, įkvėptume kitus. Aš daug metų ieškojau atsakymo,
koks yra tikslas mūsų gyvenimo, tai yra tiesiog paprastas. Tobulėk ir tom dalinkis. Dalinkis tą meilę, to švelnumu ir pasaulis bus gražesnis. Labai gražiai pasakyti, iš tikrųjų, nu, kuo paprasčiau tą prasme perteikiam, tuo geriau. Vat, iš tikrųjų, išmokti ir dalintis. Labai fainiai. A, prieš, sakyt, 3 metai, ar ne, jau tokiam vat kely, kur dirbi su tais blokais, nežinau, trukdžiais kažkokiais, kurie tau trukdo kalbėti ir rodytis, nu, tiksliau netrukdo, bet gal, nu, truputį nerimą kelia. O ką pastebėjai, kas pasikeitė, kai pradėjai kalbėti, kai pradėjai rodytis? Kas dar atėjo su tuo, kad tu, nu, vat, okei, aš išdrįsau, aš dalinuosi, bet ką dar pastebėjai? Oi, truputėlį nutrūko. Ką Pakartok, pastebėjai, prašau, klausimą. ką pastebėjai dar kartu, kas atėjo su tuo, kad tu išdrįsai kalbėti? Žinoma, pasitikėjimas ateina. Kas kartas pasitikėjimas labai didėja, nes dabar aš ir jau irgi 2 ar 3 metus mergvakarius darau, ateinu merginom, nu, savo dalį, jo. Vat irgi to kalbėjimo dėka išlipau iš komforto zonos, vat eiti pas nepažįstamas moteris ir kalbėti jom, vat visom apie skaičius. Už vakar, vat irgi kaip tik turėjau tokią merginų, 13 merginų ratą. Tai kelia savivertę, kad tu tikrai gali daugiau. Irgi, kai tu mokaisi kalbėti, tu gal ir nu, kažkiek iš šono gali ir patarimų gauti, gal ir pasimokyti to kalbėjimo. Nes, pavyzdžiui, kai žmonės greit kalba, irgi galima pažiūrėti, kad jie ir jaudinasi. Žmogus lėtai kalba, užtikrintai, matosi, kad jis pasitikė savim, norisi jo daugiau klausytis. Tai vad gal tu pradedi ir toks dar kitaip pastebėti ir save, kada tu pradedi jaudintis, greičiau kalbėti ir pradedi pastebėti kitus. Pavyzdžiui, prieš kokius 3 metus, nu, aš greičiausiai labai jaudinčiausi per mūsų šitą pokalbį, o dabar aš galvoju, kad aš visiškai labai komfortiškai jaučiuosi. Nu, labai, labai smagu iš tikrųjų. Dėl to ir kilo man tokia mintis tokius pokalbius daryti, kviesti žmonės, kurie dalintųsi, kad kuo daugiau tų patirčių žmonės išgirstų, kad nesijaustų tokie vieniši tame, kad, o, man čia dreba balsas, o iš tikrųjų tas balsas dreba beveik visiems. Iš pradžių beveik visiems, kurie, nu, kurie eina tuo keliu ir kurie jaučia tą diskomfortą kalbėdami. Šitam tavo kely, kas vis tik pasirodė galbūt tau lengviau negu buvo, nu, negu galvojai, kad bus? Kažkaip sunku atsakyti, nes tas kalbėjimas didelis iššūkis, bet gal lengviausia iš to, ką išsinešu, kad aš nebijau bandyti. Kas kart, nors atrodo nepavyksta, aš vis tiek bandydavau ir nepasiduodavau. Reikia kalbėti, aš bijau, aš tikrai bijodavau. Bet, nu, aš noriu išmokti, aš noriu tai daryti, tai va tas tikslas, ta motivacija, tas noras būti matomai tikriausiai irgi. Kiek vat metų irgi dirbu su žmonėm, aš pati labai mėgstu iššūkius visokius, ten detoksus, ten ko nors cukraus atsisakymas, kavos atsisakymas. Nu, man patinka ir tokie, vat, kas liečia kūnui iššūkiai, bet čia labiau tokie valymai, detoksų valymai. Nu, bet ir minčių higiena, ten dėkingumo praktikos irgi patinka. Tai pastebėjau, kad išdrįsti, aš visą laiką išdrįstu. Aiškus būna baisu, bet tu pereini tai ir toks, wow, aš tai padariau. Reiškia, kitą kartą dar geriau bus. Ir aš tikrai linkiu visiems bandyti. Vaikystėje, mokykloje, kas buvo blogiausia, kad kai vykdavo pamokas, namų darbai, labai vertinu pagal tą, nu, kažkam pagal 5 balų skalę, kažkam pagal 10. Ir kai kurie vaikai ypač jautresni, jie gali labai į tai reaguoti ir dėl to bijo bandyti, nes bijo, kad bus blogas įvertinimas. Aš prisipažinsiu, kad tikrai ne visada mano pažymiai buvo geri, bet tenais irgi dėl kitokių truputėlį niuansų.
bet aš vis tiek visada norėdavau bandyti. Būdavo momentas, kad atrodo, tu bandai, nebandai, vis tiek tave, nu, tau blogą pažymį rašo. Tada, aišku, dingsta ta motivacija. Bet tikriausiai namų darbai yra toks, nelabai noriu. Bet kai tu kažką dėl savęs darai ir bandai, yra motivacija. Tai vat viskam turi būti tikslas. Tarkim, darai detoksą. Kodėl tu tai darai? Kad taptum sveikesnė. Ok, mano vertybė būti sveikesnė, tai aš norėsiu. Nori išdrysti kalbėti viešai. Kodėl? Noriu pakelti savo savivertę. Ok, nuostabus tikslas. Eik, bandyk, tu pati save palaikysi, pasakyk žmonėm, kurie tave palaikys. Ateik, jeigu tau nedrąsu, tu pasakyk, man yra nedrąsu, aš pirmą kartą, prašau palaikykit, užduokit tinkamus klausimus, nes man tikrai nedrąsu. Ir vat, tas netgi tiesiai šviesiai kalbėjimas irgi duoda savo. Nes tu ateini, kartais žmogus iš savęs atrodo toks labai pasitikintis. Nu bent jau aš visą laiką, man žmonės irgi, ai, tu jokių baimių neturi, tu čia problemų neturi, viskas su tavim. O aš tikrai daug turėjau ir baimių, ir visko. Ir tiesiog nebijoti pasakyti, kad aš iš tikrųjų labai bijau, man reikia palaikymo. Ir tai nėra kažkokia silpnybė. Ir nebijoti suklysti, kaip kad mokyklai. Suklystam dvejetas, o gyvenime yra truputėlį kitaip. Klaidos tai yra galimybė augti. Tai va šitas suvokimas irgi man labai padėjo eiti link savo tikslų ir toliau irgi bandyti kalbėti ir netgi jeigu ir suklystų, tarkim, kažką pamiršti pasakyti, sustoji sekundį, jeigu reikia pradedi iš pradžių. Jeigu reikia, paprašyk, kad vėliau pradėtum. Nebijok paprašyti ir tos kitos galimybės. Ot kalbėti. Jeigu tu neprašysi, nekalbėsi, niekas nežinos, kad tau to reikia. Čia auksinė mintis atrodo tokia paprasta, nu iš tikrųjų, jeigu nepapasakosi kažkam, kad nori kalbėti, niekas nežinos ir nežinos, kad tave reikia palaikyti. O buvo pasitaikę kažkokių, kurie nelabai norėjo palaikyti, kažkokių komentarų, nes ankstesnė, nu, pirma mano pašnekovė dalinosi iš tikrųjų, kad buvo sulaukus tokio pikto ar nemalonaus komentaro, kuris taip labai nusodino. Tai aš kažkaip pagalvojau, būtų labai smagu irgi tokių žmonių diskusiją surenkti, tai vat dabar visur klausinėjau. Gal irgi buvo pasitaikęs koksai piktas komentaras. Nu, neteko. Per tuos 3 metus, kai ateinu į tokius susitikimus, tai tikrai neteko. Nes, kaip ir minėjau, žmonės ateina su tikslu arba surasti kažkokius bendraminčius, arba kažkokius kolegas ar dar kažką, tai tiesiai šviesi bent jau tikrai nieks nesakė. Aiškus, aš nežinau jūsų tos merginos, kurie kalbinot, kokią situaciją. Gal galite trumpai pasakyti? Yra video įkeltas, jinai tiesiog įkėlė video, kalbėjo ir kažkokia truputį pažįstama, kiek supratau, moteris, nu, ten išpylė visą savo negatyvą. Ten buvo ne apie tą kalbančią, ten buvo apie pačią komentatorę, kiek supratau labiau, bet tiesiog va, ta tokia mintis ir pasigavau aš tą mintį, kad nu, va, tokie įvykiai irgi truputį sustabdo, nebūtina tų vaikystės patirčių. Atrodo, va, vaikystės tas patirtis kažkokias jau taip išdirbi, įveiki, bet atsiranda keli, ne tik tai tų vaikystės patirčių, yra dabartinių patirčių, nes yra tikrai žmonių, kurie nu, vat, nenori pasidžiaugti. Yra tikrai, nu, čia dažniausiai yra pavydas, bet aš asmeniškai su to nesusidūriau, nes į tokius, vat, kur klubo susitikimus aš ėjau, tai dažniausiai vat, irgi reikia stebėti, koks yra mentorius, tas, kur veda, nuo to irgi labai priklauso, nes jeigu yra kažkokie negražūs dalykai, žmogus turi nubrėžti ribas, pasakyti, kad nes tu ateini jau į kažkokią erdvę. Nu, mano pavyzdžiui, aš kartais ir gyvus susitikimus darau, tai jeigu žmonės jau ateina pas mane, aš neleisiu niekam įžeidinėti, tai čia vat labiau yra jau tos erdvės saugotojas, kuris arba neapsaugo, nu, aš nežinau tikslios situacijos, ir čia irgi yra patikrinimas.
Kartais, kaip ir sakiau, va, tas nėra blogai gerai, yra tiesiog situacijos. Tai vad, kai tu dirbi su savim, jeigu tu bijai, tarkim, eiti į konfliktą, bijai, kad tave nuteis ar dar kažkaip, tau vis tiek anksčiau ir vėliau ateis tas patikrinimas, kad tu sugebėtum su juo susitvarkyti. Ir jeigu tai merginai, bet aš kaip suprantu, jinai puikiai susitvarkė, kadangi jūs ją kalbinot, tai Taip, taip. tiesiog jinai turi netgi tai moteriai ačiū pasakyti, dėkoju tau už patikrinimą. Jo, labai gražus pastebėjimas iš tikrųjų. Ir aš pati irgi nesusidūrus su tokiais neigiamais kažkokiais piktais komentarais kol kas, tai irgi negaliu pakomentuoti, kaip ten aš reaguočiau, bet tiesiog man kažkaip buvo įdomu pasinagrinėti, kaip, nu, vat, kas ten slepiasi už tų piktų komentarų, dėl to taip kažkaip ir sumašiau paklausti. A, Kadangi tu su numerologija dirbi, papasakok, kaip numerologija vat, gali būti susijusi su tuo tokiu vat, įveikimu baimės kalbėti. Kaip galima tą pasitelkti, numerologiją, vat, kad padėtų įveikti? Nu, galėjimas kalbėti, aš manau, irgi čia susijęs labai stipriai su savivertė. Tai yra nemažai tokių skaičių, kurie atsako už savivertę. Tai kaip gali numerologija padėti, vis tiek aš galiu pamatyti per skaičius, koks yra žmogaus potencialas, ko jam reikia, kad prisipildyti, ką jis turėtų daryti, kad jo diena būtų gera, kad jaustųsi jis komfortiškai pats su savim, nes vieniems tinka ilsėtis, kitiems netinka poilsis, kad jie turi aktyvus visą laiką būti. Treti tenais jiems mokytis labai gerai yra ir taip toliau. Tai atrandant tos potencialus ir vat, jeigu žmogus nori toliau, mes einam ir per konsultaciją darbuotis, tai numerologijos dėka aš matau, kodėl ir kur žmogus gali strikti, kokias pamokas, nes kiekvienas skaičius, jis turi tam tikrą pamoką, su kuria žmogus ateina ir pagal jo vertybę gali būti arba iššūkis kažkoks jam pačiam, arba jį gali, tarkim, smugdyti. Nu, kaip variantas, pavyzdžiui, kas yra 17 dieną gimęs, žmonės yra dažniausiai ryškus, jie nori būti matomi, bet būna ir atvirkštinė situacija, kad žmonės jie yra užgesę. Ir tada visi iš šono, kaip jie norėtų būti šviesti, rodytis pasauliui, kalbėti ir panašiai, visi iš šono jos gesins. Tai va čia irgi jau reikia iškart su savivertė padirbėti. Arba pavyzdžiui, kokią dieną tu esi gimusi. 15. 15, nuostabu. Čia toks vienas sunkesnių skaičių yra, bet man šitie žmonės labai patinka, nes jūs matot kiaurai kitus. Matot žmonių kėslus, labai jaučiat žmonės. Koks iššūkis? Nu, visų pirma, žmonės yra linkę į priklausomybės. O kas gali būti toji priklausomybė? Aš nesakau, kad tu esi dabar priklausomybė. Aš sakau, kad polinkis gali būti, jeigu žmogus kažkur stringa. Priklausomybės čia gali būti ir seksas, ir pinigai, ir santykiai kažkokie, narkotikai, nu ir taip toliau. Viskas, maistas tas pats. Tai tokiems žmonėms reikia išmokti tą tokį vidinį balansą, kad nebūti nuo nieko nepriklausomas, o kad pamilti save, savo privalumus, savo trūkumus, nu, ta prasme, visą savo pamilti. Atrasti savyje Dievą irgi, tobulėti, savistabą užsiimti, nes tokie žmonės kaip tu, jie labai puikus, coacheriai, pavadinkim, žmonės, kurie gali labai gerai kitus nukreipti, nes tu matai žmonių potencialą, tu matai, kaip tu galėtum jį nukreipti, bet irgi tam tau reikia savo kelią praeiti, irgi save išdirbti, pasakykime. Vadinasi, kryptis teisinga, viskas gerai. Šiaip, kadangi aš irgi tokia labai mėgstanti pasikapstyti, pasianalizuoti, aš irgi ir numerologiją prisilietus prie numerologijos ir prie žmogaus dizaino ir prie astrologijos, tai man visi tie tokie įrankiai, kaip save pažinti, iš tikrųjų nesvetimi ir man labai patinka. Ačiū iš tikrųjų už komentarą apie tą mano skaičių. Nežinau, pabaigai gal tiesiog, ką palinkėtum žmonėm, kurie dar kol kas neišdryso?
išdrįsti. Kaip? Aš Kaip? linkiu, Ką pasiūlytum, va tą pirmą žingsnį, ką daryti? ką daryti. Tai visų pirma tikslas, kodėl aš noriu tai daryti. Kas man iš to. Nes nėra tikslo, nėra motyvacijos. Yra tikslas, dažniausiai yra motyvacija. Toliau, aš pabandžiau, pavyko ar nepavyko, aš darau savo apdovanojimą. Viskas. Aš einu tenais kažkokį susitikimą, kur reikia kalbėti, save pristatyti, kad ir kas nutiktų, kaip ten baigsis, aš sau nupirksiu gėlių puokštę, ar ten mėgstamiausią šokoladuką, ar nueisiu kavos skaniausios savo atsigerti. Tiesiog vat, apdovanoti už tai, kad aš pabandžiau. Ir vat, vėl priminsiu, kad klaidos yra augimas. Tai yra klaidinga, kad klaidos yra, kad tau nepasisekė ar dar kažkas. Žmonės padaro tiek nevykusių bandymų, kol ateina iki to, kur jie yra dabar. Nu, aš kalbu apie kažkokius specialistus, ne, kokie inžinieriai, ar kokie chemikai, ar dar kažkas. Nu, vis tiekgi daug tų bandymų yra. Ir jeigu jie kas kart sakytų, ai, viskas metu, čia nepavyko, tai vat neturėtume mes visokiausių nuostabiausių dalykų pasaulyje. Tai dėl to, vat, kad klaida yra augimas. Nepavyko vieną kartą, nepasiduok. Daryk tol, kol pavyks. O paskui, jeigu matysi, kad tai yra ne tau, tai tiesiog nebedaryk. Bet tu žinosi, kad tu nepasidavei. Labai gražus palinkėjimas, šiaip taip, labai stipriai. Kur tave, Galina, galima, nu, nežinau, daugiausia rasti? Kaip tave surasti, pamatyti daugiau tavęs? Aš dabar stengiuosi labai Instagramą savo vesti, tai Instagram'e esu užvadinta galina.mindfulness ir turiu savo svetainę www.taitavogyvenimas.lt. Mhm. Paskui Aišku, ir Facebook'e mane įkelsiu aš galima į rasti. aprašymą nuorodas Mhm. ir gal, nežinau, gal turi kažkokius mokymus numačius arba kažkokį renginį dabar artimiausių metų? Šiuo metu vasarą aš labai ilsiuosi, susikoncentravus labiau į mergvakarius, labai man patinka tokius gyvus susitikimus vesti, karts nuo karto ir aš šiaip esu iš Klaipėdos, kad irgi vat, pravedu kokius gyvus susitikimus. Vyras nesenai pirtelę pastatė, tai gal ir pirtį pakviesiu merginas. O šiaip visada kviečiu užsisakyti numerologijos analizę, tikrai daug atsakymų apie save gausite, jeigu jaučiat vat, labai stipriai, kad stringat, kad nu tiesiog nu sunku nueiti ir su žmonėmis kalbėti, tikrai esu tokių moterų sutikusi, ten jau gilios traumas, tikrai tos traumas gali būti nuo išžaginimo iki kažkada man tiesiog pasakė, kad tylėk, tokia smulkmena, tai irgi noriu priminti, kad kiekvieno skausmo lygis yra visiškai skirtingas. Kažkam tiesiog pirštų parodė, tu durnas, žmogus taip įsiskaudins, o kažkam reikia stipresnio kažką padaryti. Ir tai net kitiems nerodys, kad jiems skauda, bet tu vis tiek eini gyvenime su tuo, tu tai tempiesi ir per hipnoterapiją labai gražiai galima šitą dalyką sutvarkyti, transformuoti. Mhm. Taip, iš tikrųjų daug labai galimybių yra ir aš irgi priminsiu, kad tie, kurie nori pasipraktikuoti, aš vedu spontaniško kalbėjimo treniruotės, kurios visai neatrodo kaip treniruotės, o tiesiog smagus susijungimai, bet tiesiog užsifiksuoja tokia patirtis, kad kalbėti yra smagu. Tas irgi labai padeda pajudėti iš vietos. Ir visą informaciją apie mano renginius galite sekti mano socialiniuose tinkluose, irgi nuorodas paliksiu aprašymuose. Ir aš irgi prisidėsiu prie linkėjimų, kad taip, ta komforto zona kartais pasidaro labai nekomfortiška ir reikia kažkaip iš jos lipti, jeigu nesmagu dideliais žingsniais, tai mažai žingsniukais galima lipti. Ir visada yra žmonių, kurie palaikys. Jeigu jų dar kol kas nesimato ir nesigirdi aplinkui, tai nereiškia, kad jų nėra. Tai vat, ačiū tau, Galina, už pokalbį, už tokį atvirą pasidalinimą tiek apie savo patirtį ir manau tikrai žmonės, kurie klausys, atras įkvėpimo, atras atsakymų, atras kažkokią motyvaciją ir iš anksto iš tikrųjų už visus tikriausiai klausančius padėkosiu už
nu, už tą vat, dalinimąsi, apie kurį, nuo kurio ir pradėjome, ne, kad gyvenimo prasmė, mokytis ir dalintis. Tai vat, ačiū tau už tavo dalį pasidalinimo. Ačiū labai, kad pakvietei. Iki tam kartui.